kokius jam reiktų tyrimus pasidaryti, esminius, kad suvokti, kad kuria kryptim eiti? Jo, tai aš galiu pasakyti ir ko tikrai reikia, ir ko tikrai nereikia. Moteriams lygiai taip pat, jeigu netgi netrinka dar mėnesinių ciklas, bet jau kažkokie kiti pojūčiai per ovuliaciją ir per PMS, aš dažniausiai sakau, kitaip durna atrodo jis patys savo arba aplinkiniams, ane, atsiranda, pavyzdžiui, toks simptomas kaip trumpalaikis patinimas, ypač veido, moteris labai greitai tą pastebim per tą patį ovuliaciją ir PMS, tai reikėtų pasidaryti ir lytinius hormonus, bet čia jau vis tiek reikėtų daryti su ginekologu. Taip, arba su endokrinologu ir žiūrėt, kaip yra. Ne patiems. Tada abiem lytim vienareikšmiškai geležies. Lygis feritino. Feritino, Tyrimas būtent feritino. Taip, ne geležys, ne dar kažkas, feritinas. Jeigu yra kažkokių lėtinių ligų, pavyzdžiui, ten širdies nepakankamumas arba nežinau, ten jaunesniems žmonėms ten kokie nors ten autoimuniniai dalykai, tai feritinas gali būti klaidingai didelis, tada dar reikia transferino įsotinimo. Ne, jeigu tai nėra, bet bazinis toks feritinas. Bet čia tik tiem, kurie turi lėtinės ligas. Jo, kai yra kažkoks lėtinis uždegimas ilgą laiką. Tada, aišku, bendri visi tyrimai, kaip kraujas, šlapimas, taip. Ir toliau mes žaidžiam pagal tai, kad vis tiek, kalbant apie lėtinį nuovargį, pagrindinis dalykas yra nepražiūrėti kažko. Taip, nes kaip ir minėjau, tie ir simptomai tokie į viską panašus, taip, ir taip toliau, ir tą patį darboholizmą gink dieve negalima suvesti viso lėtinio nuovargio. Tai dažniausiai rekomenduoja atlikti tiesiog pagal visas vidaus organų sistemas. Yra skydliaukės veikla, taip, tai yra kepenų veikla, kepenų fermentai, kasos fermentai, inkstų funkcija, metabolitai, gliukozė, cholesterolis, galima ten elektrolitus kokius pridėti, kalį, natrį. Ir taip pat vaizduojamieji tyrimai, nes laboratoriniai tyrimai tik parodo dažniausiai, kas kaip veikia. Mums reikia dar svarbu žiūrėti, kaip kas atrodo. Tai būtų gerai, jeigu seniai nedaryta ir plaučių nuotrauka ir vidaus organų ir skydliaukės echoskopija. Tai va, tai turbūt būtų toks minimalus rinkinukas. Neišgirdau vieno, nes kažkaip klausiau, apie jį visi kalba, tai vitaminas D. Ar vitaminas D svarbus šiuo atveju? Aš žadėjau pasakyti dar tyrimų, kurį tikrai nereikia. Vitaminą D galima daryti, bet su vitaminu D yra taip, kad visgi 10 iš 11 Lietuvoje trūksta. Nu, nebent dabar visi pradėjo gydyti, tai jau mažiau, ne, bet tikrai ne 10 iš 11 jaučia vienokius ar kitokius ir pašimtus simptomus. Ta prasme, vitaminą D galima daryti, jį reikėtų labai atsargiai žiūrėti ir tai turi būti paskutinis tyrimas, kurį mes vertiname. Nu gerai, o tie žmonės dabar, kur čia visi labai populiariai ant tricepso matuojasi savo cukraus lygį. Nuostabus. Sveiki žmonės turiu omeny. Taip. Jeigu tu iš to nedarai reelsų, nedarai streamų ir nepradedi visiems aiškinti, kaip reikia visiems valgyti cinamoną, tai viskas yra gerai. Tai va, tai šitoj vietoj jis tam, kad padėtų tau atpažinti, kas ir kaip, jeigu tu nenori tų pykų, jeigu tu nenori, kad nuolat didėtų ir taip toliau. Visos istorijos apie tai, kad va šita daržovė mažina gliukozės padidėjimą, yra briedas, toks negeras žodis, ne klėdesys lietuviškai. Bet ką tu suvalgai didina tavo gliukozę. Nu, bet kas. Tik tiek tai klausimas, ar tai bus labai didelis pykas, ar tai bus mažas pykas ir ar tų pykų bus daug. Jeigu tu ištisai kažką žiaumosi, kad ir koks jis sveikas būtų. Net nedidelis jo, nes nedidelis tas pykas, bet kuris bus nuolat didesnis, nu galiausiai padarys tau blogai. Jeigu tu vakar blogai miegojai, šiandien bus tavo didesnis insulinas, naktį, ne, ten didesnis kortizolis, dėl to insulinas, ir tavo reakcija į tą patį grikių kiekį, kaip tu buvo vakar, bus kita. Okay. Ir cinamonas čia visiškai ne prie ko. Ar tu jį pridėsi, ar nepridėsi. Aš žinot, šiaip iš tikrųjų žmonės, manau, kad labai daug deda energijos į tuos visus matavimus, kai iš to, ką jūs sakot, ir taip kaip gyvenom, yra kur kas paprasčiau viskas, negu mes norime. Mes čia tiesiog gal ieškome kažkokių greitesnių būdų. Kaip žmogus tą geležies trūkumą turėtų tvarkyti? Tik tai receptiniai vaistai, ar galėtų, pavyzdžiui, jeigu be tyrimų, natūraliai jį didinti galima, ar... Ne, jeigu be tyrimo, tai mes užsiimam profilaktiką. Ok, bet profilaktika. Kaip atrodo profilaktika? Ir jeigu pasidariau feritino tyrimą ir jisai yra žemas, ar jį galiu
profilaktiniais metodais pasikelti, ar jau ten dalyvauja tik lašelinės ir vaistai ir kitaip niekaip. Ir per kiek laiko jis padidėja? Tai pradėsiu nuo antro. Jeigu mes jau turim tam tikrų simptomų ir yra žemas feritinas, ypač dar jeigu rybinis hemoglobinas, tai kaip pasakė viena labai žavi ir protinga Los Andželo hematologė, tokiu atveju bandyti, reiškia, su ten papildais arba maistu pakelt savo geležį yra tas pats, kas gesinti gaisrą su gėlių purkštuku. Nepadės. Mes jau turime simptomatiką, taip, mes jau turim ne tiesiog geležies trūkumą, bet geležies trūkumą, kuris sukelia simptomus ir sukelia ligas. Ir pavyzdžiui, kol kas vienintelė šalis, kuri atliko kaštų naudos analizę, kad turėtų iš principo tai orientuotis, kaip Kuodis aiškina dar seniai, tai yra Šveicarija, kurie paskaičiavo, kad 17% jaunų moterų Šveicarijoje kreipėsi ne pagal specialybę, ne pagal paskirtį, kitur. Tai yra, kas ten išėtų, kas šešta, ne? Kas šešta, kurie ateina pas psichiatrą dėl nuovargio ir depresijos, ar nerimo, prie tų pačių panikos atakų prieinant, ne? Taip, jai ir iš tikrųjų trūksta geležies. Kas šešta, kurie kreipiasi pas dermatologus dėl plaukų nagų, ne? Jai trūksta geležies. Kas šešta, kuriai plaka širdis ir eina pas kardiologus, yra geležys. Kas šešta, kuriai svaigsta galva ir eina pas neurologus. Taip, jie yra geležis. Ir jie paskaičiavo, kad pigiau yra iškart sulašint ir nežaist su tabletėmis. Taip yra pigiau. Jie taip sutaupo 21 milijoną eurų per metus. Ar lašinimas jisai labai... Kaip greit veikia tabletės, kaip greit lašinimas? Ta prasme, kaip žmogus greit pajaučia poveikį? Su tabletėm ir šiaip su geležim yra tokia bėda, kad organizmas šiek tiek riboja tos geležies įsisavinimą, tai pakankamai toksiška medžiaga ir jeigu jos perdozuoja, tu tikrai gali prisižaisti. Ir kiekviena išgerta tabletė slopina kitos tabletės įsisavinimą. Todėl atsiranda tas pykinimas, nevirškinimas, 66% visų žmonių, kurie geria geležį, jaučia tam tikrų žarnyno simptomų. Aš dar girdėjau, dantim ten yra čia mitas, ne? Čia kai ten skysta galbūt geri, ten kažkokį, ten dar kažką. Todėl labai daug yra papildų, kurie tipo pagerina įsisavinimą, ten dar kažką padaro, dažniausiai tiesiog neprideda ten geležies, ir viskas. Paprastas būdas yra toks labai populiarus augalinės geležies preparatas skystas, kuris ir ten tipo kažką nudažo. Iš tų dantų, kur ten tiesiog nerasta geležies, jos yra labai mažai, tai aišku, kad jis nesukels kažkokių simptomų. Tai va, ir atitinkamai todėl pakelti feritiną pakankamai aukštai, tiek kiek reikėtų pakelti, ne? Tai su tabletėm yra sudėtinga. Vėlgi, statistiškai 20-25% jaunų moterų, nes dažniausiai tyrimai apie jaunas moteris. Arba vegetarus, arba atletus, kuriem irgi gali trūkti, dar donorai, bet jų pakankamai mažai būna visada. Tai tik tai kas penktai, gal kas ketvirtai moteriai pavyks pakelti geriant tabletės pakankamai feritiną, taip, kad jau užteks. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.